Tai visi puikiai žinome, kad apšvietimas yra be galo svarbus kokybiškai gerinant žmogaus savijautą vidaus patalpose. O tai antras faktas būtų, kad tai vienas esminių įrankių norint pritraukti žmonės į viešasias erdves ir leistis jiem jaustis saugiai. Tačiau kokie dar praktiniai privalumai ir svarbus projektavimas aspektai slypi už apšvietimo. Tai apie tai kalbės Think Light direktorius Andrius Kleiza, kuris savo temoje, ką reikia žinoti apšviečiant miesto erdves, palies svarbiausius viešųjų erdvių apšvietimo projektavimo aspektus. Tai netruks daugiau laiko. Ačiū labai, Andriu, kad prisijungėt ir laukiame jūsų pranešimo. Tai sveiki, jau paskutinis pranešimas, tai manau, kad nebus sudėtingas, jis paprastas, keli akcentai. Tikiuosi matosi mano ekranas. Skaidrės tikrai matosi, tik šiek tiek gal garso trūksta. Jeigu manoma Aha, pasigarsinti, būtų šaunu. pasistengsiu aš jo garsiau kalbėti tada. A, tai šitą seminarą šitas labai gražiai parodė, kaip kūriamos miesto erdvės yra. Ir kad būti šitose erdvėse galėtumėm ir tamsos metu, tai matyti yra svarbu apšvietimas. Ir apšvietimas irgi turi savo ekologinius niuansus ir niuansus susijusius su tarša. Tai aš per va šitą prizmę pabandysiu pašnekėti, kas yra svarbu da, projektuojant apšvietimą, galvojant apšvietimą. Tai yra tokie punktai, nu, tai ką turim apšviesti, kaip geriausia apšviesti ir tada yra taršos, sakinimo aspektas, kuris dažnai sprendžiamas šviesos valdymo galimybėmis. Nu ir trumpai dar peržvelgsim vieną iš mūsų darbų, misionierių sodų sprendimą. Tai iš principo erdvė turi tam tikrus objektus, kuriuos mes galime šviesti. Tai aišku, pirmas yra takai ir judėjimo zonos, kas yra normatyviniai sprendiniai ir juos turime apšviesti. Ir čia nėra labai daug galimybių nukrypti nuo to, todėl sprendinys gana aiškus yra. Tačiau tai nėra viskas, ką galime apšviesti. Yra svarbu, kad dar galima apšviesti augalus, kurie čia buvo labai daug minėti ir jie gali tapti irgi kaip šviesos šaltiniai. Taip pat galim apšviesti pastatų fasadus, galim tiltus apšviesti ir mažai architektūrą ar kažkokius dekoratyvinius elementus. Tai dabar kas, kas yra svarbu. Čia aš parodysiu iš gamintojo Erko puslapio. Jie yra padarę labai gražias vizualizacijas, kur aiškiai atsiskleidžia esmė. Tai šitas pavyzdys ir yra tas, sakysim, normatyvinis apšvietimas. Tai yra, kai apšviečiamas takelis, apšviečiamas kažkokios tai judėjimo erdvės ar aikštės. Ir Ir tas sprendinys iš principo jis kaip yra ir pakankamas, tačiau jis neturi visiškai tokio erdvinio aspekto, kur mes praplėstumėme erdvę, kur mes įgautumėm tokio didesnio jaukumo. Jį galima vadinti tokiu siaurinančiu šiek tiek, reiškia, sprendiniu. Ir vat, į tai reiktų atkreipti dėmesį, reiškia, kad vat, apšvietus medžius ar augalus kitus mes gauname žymiai, žymiai malonesnį ir žymiai jaukesnę, sakyčiau taip, erdvę. Taip pat ir fasado apšvietimas gali iš vis suteikti didelį šviesos efektą, šviesumo efektą. Tai sakysim, miesto, ypač turbūt tokio kaip centrinės dalies apšvietimui būtų svarbu, kad fasadai taptų irgi kaip šviesos šaltiniai, kaip šviesos elementai. O,
Tai dabar gal aš nuo šitos skaidrės pradėsiu. Visame šitame apšvietime yra svarbu turėti dar tą vadinamą taršos aspektą, ar ne? Ir dabar kas yra apšvietimo tarša, tai aišku, jinai palyginus su kitomis taršomis, tai yra pakankamai nedidelė mum kaip žmonėm. Reiškia, mes, ką turbūt nebegalim matyti dangaus, mes turbūt galim klaidinti paukščius, mes turbūt galim įtakoti augmeniją, nesuteikdami jos tamsos. Yra tokia organizacija Dark Sky, kuriai priklauso dauguma šviesos gamintojų ir jie žymi savo gaminius, kurie atitinka tam tikrus kriterijus ir panaudojant juos jau mes galim žengti didelį žingsnį mažinant tą taršą. Į tai turim pasižiūrėti ir projektuojant. Todėl aš čia dabar ir aptarsiu tuos kelis niuansus. Panaudojant šviestuvų takelio apšvietimui, šviestuvų parinkimas yra pats svarbiausias dalykas, bet dešiniai nuotraukoje matosi šviestuvai, kurie ir akina, ir teršia, o kairiai pusėje yra būtent, reiškia, sertifikuoti šviestuvai, kurie gerina matomumą ir apšvietimą. Fasadus šviečiant irgi turime čia nemažai tų galimybių, tai galima šviesti pilną fasadą, ištisinį, kaip visą plokštumą, kuris ir tada suteikia tą šviesumo įspūdį, galima šviesti jo tam tikrus elementus. Čia irgi turim turėti omeny, kaip šviečiam. Vat kairiai nuotraukoje yra švietimas iš viršaus, jisai yra netaršus, ar ne, nes šviesa visa krinta ant žemės. Dešiniai yra dažnai naudojamas būdas, kuris yra šviečiantis į viršų ir tada, aišku, didelė dalis šviesos papuola į dangų ir turi tam tikrus efektus. Tai abu jie būdai yra naudojami, tiesiog turbūt panaudojant apšvietimo valdymo sistemas galima pagalvoti, kad tas fasadas būtų įjungtas tam tikrų momentų, gal jis būtų susilpnintas, kai jau mažiau žmonių ir panašiai tokie metodai yra galimi mažinti taršą. Tas pats ir su augalų apšvietimu yra dažniausiai. Jie yra pašviečiami iš apačios, gali būti pašviečiami daugiau netiesiai iš apačios, daugiau iš šonų, tai mažiau taršus sprendimas. Reiktų pažiūrėti, jeigu tą augalą mes matome tik iš vienos pusės, tai matyt reiktų ir palikti, apšviesti tą pusę tik tai iš kur mes jį matome. Na ir aišku, kai yra didelis akcentas, tai turbūt apšvietimas iš visų pusių yra svarbus. Bendrai augalų ir medžių apšvietimo projektavimui yra labai daug galimybių. Čia parodytos visos galimos schemos, ar ne? Tai geriausia būtų, aišku, šviesti ne iš apačios, o iš krašto, iš šono. Tai tada būtų mažiau taršus sprendimas, bet dažnai taip nėra įmanoma. Parenkant atitinkamą prožektorių, tikrai galim iš daugelių vietų šviesti augalus. Nu ir dekoratyviniai elementai. Jie dėja irgi dažniausiai yra apšviečiami iš apačios, tai visi šitie, matyt, dekoratyvinių elementų apšvietimai turėtų būti apriboti tam tikram laike, kai aktualu juos matyti yra, kai miegam, turbūt nebe taip svarbu juos yra apšviesti. Nu ir dar vienas pavyzdys, kaip derinant šitų visų mano minėtų elementų mes galime gauti skirtingas kompozicijas, skirtingus vaizdus. Todėl sakyčiau, labai svarbu turėti
ir tą valdymo sistemą, kuri leistų kombinuoti šios elementus. Tai dabar va, mano nuotraukoje yra apšviestas dekoratyvinis elementas, medžiai kaip atskiri elementai ir fasadas, kuris duoda tokį ryškę backgroundą, visą apšvietimo pagrindą. Nu ir aišku, mes nuo skirtingų laiko, gal sakyčiau, ar tų žmonių susibūrimo kiekio galime kombinuoti. Tai sakysim, va šitas apšvietimas yra toks jaukesnis, kai turime apsišvietę dekoratyvinius elementus ir medžius. Fasadas ir dekoratyvinis elementas, vėlgi tam tikra kitokia atmosfera. Nu ir aišku, kai viskas apšviesta, tada turime pilniausią apšvietimą. Tai šitos kombinacijos leidžia ir tą erdvę keisti ir pritaikyti tam tikrom skirtingom situacijom. Nu ir dar kas liečia valdymą ir taršą, tai yra irgi atlikti tyrimai. Tai aišku, kai nėra šviesos, tai mes geriausiai matome dangų. Kai turime tą vadinamą normatyvinį apšvietimą, dažniausiai dangus yra nebematomas, tai yra žvaigždės ar ne. Tačiau vien sumažinus tą srautą, ar ne, kai nėra didelio judėjimo, šitam pavyzdį 50%, jau didelė žvaigždžių dalis tampa matoma. Taip pat svarbu žinoti, kad keičiant šviesos spalvą, šviesos spektrą, tai yra kuo šiltesnis spektras, tuo mažiau ta šviesa yra tarši ir tuo mums aiškiau gali būti matomas dangus. Tai visame šitame aspekte apšvietimo, ne tik pats apšvietimas, patys apšvietimo prietaisai, bet ir apgalvojimas, kaip mes jį galime valdyti ir apriboti, tai yra ekologija ir energijos požiūrių ir iškia šviesos taršos požiūrių. Nu ir vat, trumpai dar keletą liko tik skaidrių, parodysiu nuotraukų iš projekto daryto kartu su Do Architects misionierių sodo, vat, vidinio kiemo. Ir čia nemažai tų elementų yra panaudoti, architektai žino šitą problematiką, todėl gana lengva buvo susiderinti tuos sprendinius. Ir va čia, kaip matot, ir tas apšvietimas yra ir tam tikra plokštuma pašviesta, yra ir takelių šviestuvai, ir augalai yra irgi kaip apšvietimo dalis. Ir čia, kaip matot, dar augalų apšvietimų duodamas efektas priklauso nuo to, yra žiema ar vasara, su lapais jie ar be lapų, bet jie veikia bet kuriuo atveju. Tai čia yra nuotrauka iš to bendro. Čia gal šiek tiek detalizacija, va čia augalų apšvietimui panaudojom iš 3 pusių prožektorius, kad gautųsi, ir va, dešiniai pusė jau yra su lapais, kaip koks efektas, koks yra iš tikrųjų jaukus apšvietimas toje vietoje. Nu ir čia takelių apšvietimas. Nu ir va, sakysim, šitoje vietoje šviestuvai integruoti į gyvatvorę, tai netgi gavom tam tikrą raštą šviesos ir šešėlių, kur nebuvo planuota, bet tikrai labai įdomiai ir jaukiai atrodo. Tai tiek turbūt mano prisistatymo. Dėkui.